paprašiau pulti tuos, kurie nekalti, užuot pasikalbėjus su tais, su kuriais reikėtų. Ką turi galvoj? Tavo mama. Žinoma. Daug paprašiau užsipulti jį arba mane. Jūs pirmi mane užsipuolė. Kaip manai, kodėl Lalas įkišo trigrašį? Bet koks geras žmogus tai padarytų. Aš geras žmogus. Žinoma. Labai religinga, dažnai vaikštai į bažnyčią. Bet kai reikia ką nors nukryžiuot, nesudreba ranka. Netiesa. Tiesa. Tau nerūpi kitų poreikiai. Nepagalvoji, kad tam vaikinui reikia darbo. Ko jis prie manęs lenda? Aš norėjau apsiginti ir tiek. Tu savim nepatenkintas torulė. Štai kodėl tau atrodo, kad visi nori tave nuskriaust. Pati girdėjai, ką Gidas apie mane sakė. Aš neišsigalvojau. Gidas kvailys. O Lalas čia dirba. Nes jam reikia pinigų. Suprask. Tegul saugo savo darbą, nes jam moka mano mama. Tau irgi. Žinai ką? Tavo mama gali džiaugtis. Mergaitė labai panaši į ją. Fele, galiu tave pavaišinti bandelę? Neprašiau. Ką man jos reikia? Pyktį numalšint. Kamgi daugiau? Kokie šie skvailiai? Atsiprašau. Tikrai nesuprantu, kodėl taip suklydau. Neužteks nutaisyti nusikaltusio šunelio veidelį. Klaupkis. Neperlenk lasdos. Neperlenkiu. Matei, ką jis padarė? Tiek to, Tomė jis kvailys. Na, mano tėvo bausmės tikrai neišsisuks. Pilė, bugerą. Nenoriu, kad senis mane nulinčiuotų. Nevadink jos, Pilė. Nevadink jo seniu. Ką padaryti, kad jūs man atleistumėt? Pastip, kad galvoju, jog aš tau rašau. Einam, Tomė, nenoriu su jais kalbėti. Ką man daryti? Tu aš jiems užvažiuosiu. Pablai, galim pasikalbėti? Galim. Eik čia, ding. Pilara, bugera! Nereikėjo taip stengtis. Aš tave apgyniau nuo Sabrinos dėl grupės. Dėl grupės ir dėl manęs. Eilėraščius parašiau dar prieš tą ginčą. Tikrai, kodėl? Pastebėjau, kad tas poetas... Neruda, Pablas Neruda. Literatūros Nobelio premijos laureatas. Supratau, kad jo eilėraščiuose parašyta tai, ką aš tau jaučiu, bet nedrįstu pasakyti. Pablai, žinai, kas atsitiko? Dabar kalbu su Marisa Konsuelo, palauk. Nepyk, labai svarbu. Man daug svarbiau tai, apie ką su ją kalbėjau, palauk. Ko nori, kas atsitiko, ko atėjai? Atėjau pasakyti, kad tavo tėvas gali sutrukdyti jums koncertuoti. O tu šitaip su manimi elgies? Kodėl gali mums sutrukdyti? Myčia mane išvadino storule. Kaip mane vadint? Afrikos gražuolė? Pelė, iš pat pradžių tau patariau su jai nesusidėti. O tu neklausai. Tėvelis man liepė šitą perduot meksikiečių. Ką daryti, sakyt ar ne? Tegul Felė pasako, ir pasakyk, ką pasakyt? Tiek to. Pati pasakysiu Manuelė? Ką? Manuelė, eisi pas daktarą, tėvelis tave palydės. Ačiū, neisiu. Teks eit. Jis tavo globėjas. Turi daryti, ką jis liepia. Globėjas lieka globėjų. Mėgaujasi, ar ne? Aš tau dar vienas žaisliukas. Jei tikėsi, kad su manim darysi, ką norėsi, labai apsirinki. Mano tėvelis sugalvojo, kad tau reikia pas daktarą. Man visada buvo labai gaila neturtingų našlaičių. Labai džiaugčiausi, jeigu neturėtum nieko bendro su mano šeima. Be galo. Tada džiaukis ir būk laiminga. Tavo svajonė to išsipildys. Nuostabu. Sveikos merginos. Mija pas tave svečias. Labas. Sveika, Mija. Kaip laikais? Gerai, kadangi negali niekur eiti, atnešiau žaidimų, kad nenubadžiautum. Ačiū. Eik, supažinėsi su savo draugais. Čia Felė. Labas. Labas. Čia Vika. Sveika, Vika. Labas. O čia Rokas. Sveikas, bičiuli. Labas. Na ką, einam žaist? Einam. Gal mums reiktų pasikalbėti? Ne, aš užsiemus su Fele. Tuoj dingsiu. Parodyk ryklį. Ryklys. Ryklys? Ryklys. Fele. Gaila, bet jį išėjo. Teks pasikalbėti su manim. Kaip sekėsi mama? Gerai, nuėjom apsipirkt, pasižvalgėm po vitrinas. Nupirko man džinsus, žiūrėk. Labai gražus. Tai bent kaip smagu. Taip, niekada niekur kartu nebuvom nuėjusios. Nežinau, manau, kad man pavyko prasidlašyti.
Žinojau, kad tau bus į naudą kur nors nueit su mama. Juk sakiau. Taip, šiek tiek prasiblaškiau. Žiūrėk. Ką veikia gražiausias mokyklos sesutės? Gerai, šnekėjom ir tiek. Tikrai, ką veiksim savaitgalį? Nežinau, Lola, gal ir tu prie mūsų prisijungsi. Galėtume kur nors nueit? Ne, nepykit, man su jumis labai smagu, bet geriau pabūsiu su draugėm. Klausyk, galim paklausti Tomo ir Pilaros, ar norėtų? Tikriausiai nenori būti su manim. Nenori, kad liktume vieni, ar ne? Ne, Markai, pasiūliau Lolai, nes ji labai nusiminusi, jaučiasi vieniša. Žinoma, Tomas ir Pilara irgi nusiminė. Nebūk toks. Einam ko nors atsigert, nesiginčikim. Kodėl neleidai paaiškinti, kas vakar atsitiko? Neverta. Taip ant mane supykai? Nesupykau, tiesiog. Nežinau, kaip tau pasakyti. Ką? Vakar ilgai galvojau ir supratau, kad aš dar nesu pasirengusi su nieko draugauti. Rimtai sakai? Rimtai. Daugiau nenoriu su tavim draugauti. Gerai. Skiriamės. Koks jis niekšas, negaliu patikėti. Nesikrimsk. Jei teko papasakoti. Nieko tokio, pamiršk. Ne, Pablai, nieko nesakiau. Tikrai? Negi galėčiau tave išduoti. Ačiū. Sugalvojau, kad tai. Pakišim jam neteisingą informaciją. Ką? Nesuprantu. Pasakysi mano tėvui, kad Erevei koncertuos kur nors šiauriai. Bet kur, nesvarbu. O dėl mamos nesirūpink. Rytojos daktaras gaus laišką iš gerbiamo mero, kuriam meras prašys kuo greičiau ją operuoti. Tu parašysi? Žinoma. O kas jei sugalvos paskambinti ir įsitikinti? Parašysim ne mano tėvo, mano mobilaus numerį. Jeigu skambins, atsiliepsiu aš ir pasakysiu, kad jis susiėmęs. To užteks, kad įsitikintų, jog telefonas mero. Ačiū, Pablai. Išėjau, Pablas pasiliko kalbėti su Konsuela. Gana kalbėti apie Pablą ir Konsuelą. Nori sulčių? Norėjau pasakyti, kad tos eilėraščius tau parašė Pablas. Imk, štai sultis. Taip, puikiai suprantu, ponė. Tai labai rimta. Labai rimta, tuoj pat imsiuos atitinkamų priemonių. Atsiprašau. Nežinau, kur dingo sekretorė, užeikit. Atsiprašau, ponė Donofai, atėjau pasiskūst. Žinot, kas man nutiko? Mama, ką tu čia veiki? Sveika, dukrelė. Atėjau pasikalbėti su direktoriumi apie tą baisų įvykį mūsų vakarėlį. Nežinau, ar žodis baisus pakankamai stiprus. Mama, ko čia dėtas Donofas? Daug ko. Man labai neramu dėl blogos įtakos, kurią tau daro panelė Monika. Ar tai tiesa, panelė? Ką tik jums aiškinau. Panelė Monika nepalieka mano dukters ramybę ir daro jai labai blogą įtaką. Jai ne tik trūksta išsiauklėjimo, išsilavinimo, stiliaus, supratimo apie gyvenimą. Taip. Nenoriu, kad toks žmogus sukiotųsi šalia mano dukters. Suprantu. Atsiprašau. Užeikit. Atsiprašau, kvietėt mane? Taip, panelė. Atėjo vienos mokinės mama ir skundžiasi, kad jūs darot blogą įtaką jos dukteriai. Kaip laikais,